Sveiki sugrįžę po savaitgalio. Pirmadienis gegužės 13. Kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos Ava parengtas žinias. Senojo tilto per Nerį rekonstrukcija kai kuriuos jonaviečius džiugina, nuo kai kuriems tai sukelia nepatogumų. Gegužės pradžioje Jonavoje uždarytas senasis tiltas per Nerį. Jį rekonstruoja konkursą, kurį organizavo Lietuvos automobilių kelių direkcija, laimėjusi akcinė bendrovė Kauno tiltai. Darbai vyks 1,5 metų, juos baigti planuojama 2014 metų spalio mėnesį. Projekto vertė 7,5 milijono litų. Tilto perdanga bus rekonstruojama iš pagrindų, todėl eismas tiltų uždarytas, o transportas nukreipiamas laikinų apvažiavimo kelių. Pėsčiųjų eismas iš dalies apribotas. Šie apribojimai daugeliui vairuotojų kelia nepatogumus, tačiau pėstieji ir dviratininkai itin didelių trukdžių nejaučia. Televizija Ava teiraujasi apie patogumus ir nepatogumus uždarius tiltą. Sakykit, ar dažnai tenka jums vaikščioti šiuo tiltu? Gyvenu ten, bet nelabai lakstau tą miestą. O anksčiau važiuodavote su mašina, galbūt autobusu? Autobusu. Tai dabar dažniau peškom tenka, taip? Taip, peškom vaikštau. Na ir sakykit, jūsų nuomonė apie tą tilto uždarimą, sakykit, bus gražu, gerai, patogu, tik tai dabar, kad nepatogu. Kad bus gražu labai. Ką aplinkiniai, ką kaimynai irgi šneka tą patį? Nu, kaimynai visi mašinuoti, tai biški pyksta, kad... Kad ratu reikia. Gerai, geros dienos jums. Jums taip pat. Mažiausiai 3 kartų į dieną. Mažiausiai 3 kartai. O anksčiau, sakykit, gal buvot vairuotojas, važiuodavote su mašina? Taip. O dabar tenka vaikščioti peškom? Ne, aplamai. Dabar pėstysis esu. Pėstysis. Taip. Sakykit, ką manot apie tą tilto rekonstrukciją? Aišku, uždarytas jisai galbūt ir kažkoks tai jau nekomfortas kitiems. Kaip jūs manot? Nu, kai kam galbūt. Be abejo, važinėti taksi. Čia yra jau šiokios tokios bėdos. Bet mums tai nekliūdo. Kai padarys remontą, užtat gražu bus? Nu, be abejo. Mes norim pakalbinti, ar dažnai tenka tiltų eiti pėsčiomis ir su dviračiu? Dažnai. O anksčiau dažniau su mašina ar su dviračiu važiuodavo? Su dviračiu, kadangi benzinas brangus, tai aš čia man netoli per tiltą, tai aš taip eidavau. Sakykit, ką manot apie tą tilto uždarimą? Na, bus gražu, patogu, tik tai, kad dabar trupučiuką nepatogu. Kaip? Nu kaip, aišku, bus geriau. Tai žinoma, nu tai ką... Na, kaimynai artimieji šneka, nepatogumų vis tiek susikelia čia taip. Patogumų jaučia kaimynai, kurie sode gyvena. Nes kiekvieną dieną į darbą, į vaikus, čia jau problema. Man tai čia kaip nesvarbu. Na, bet vis tiek vaikus gal su autobusu į mokyklą veža turbūt. Ne, tai aš gyvenu mieste, bet gyvena kaimynai sode, tai jie, tai, kaip sakyti, privalo pereiti kiekvieną dieną čia. Tai jūs tik į sodą važiuojat su dviračiu? Aš važiuoju ridikėliu. Sėkmės darbose. Ačiū. Ar labai apsunkina gyvenimą, kai tiltas uždarytas? Nu, žinot, kaip aš su mašina nevažiuoju, su dviračiu tai man neapsunkina. Neapsunkina? Ne. O su autobusais gal anksčiau tekdavo daugiau važiuoti? Nu, kad aš dviratuku arba peškute. Tai jums beveik ir nieko ir nereiškia? Ne, nereiškia. Eismas mažesnis galbūt geriau? Jo, daug smagiau pro tiltą. Eikit savo, Jėzus. O sakykit, dažnai tenka per dieną praeiti pro šitą tiltą uždarytą? Nu, tai aš iš ryto einu ir grįžtu į sodą. Į sodą. Taip. Gerai, kągi, ačiū Jums už pokalbį, geros dienos. Televizija vykdo apklausą. Sakykit, merginos, ar dažnai tenka vaikščioti per šitą tiltą, ar važiuoti su dviračiu, ar su automobiliu tekdavo? Su automobiliu. O dabar?
Dabar jau pieškom. Jau savom kojom, ne? Tai sakykit dabar, kokie didžiausi gali būti nepatogumai uždarius šitą tiltą? Tik vairuotojams turbūt? Taip, kamščiai tenai labai dideli. Ai, per aplinkui, kur tas tiltas naujasis, ne? Taip, labai ilgai reikėjo stovėti kamščiuose. Tai jau geriau eiti pėstute? Su dviračiu geriau važiuoti. Ar dažnai per dieną kiek kartų tenka praeiti šitą tiltą? Nedažnai. Mes ne iš centro, iš toliau. Bet jau kai važiuoti į Kauną, tai žinot, susidaro nepatogumai ir laiko labai daug atima ir, tikrai labai. Kūras turbūt. Taip, iš tikrųjų. O aplinkiniai, ką pažįstami šneka, nes čia žmonės kalbėjo, jog vis tiek sunkumai susidaro vaikus vežti mokyklą irgi ratu. Ir į darbą reikia važiuoti ir anksčiau yra, tarkim, dabar į Kauną, jeigu su viešoju transportu reikia apsiskaičiuoti laiką, kad nepavėluoti ir, nepatogu, žinokit, iš tikrųjų labai. Ir, man atrodo, bus avarijų, žinokite, nes ten tokie kamščiai, tokie žmonės pikti lenda, visi, nežinau. Na, bet tikėkime, jau tiltas bus gražus, kai jau patvarkys. Taip, norisi tikėti, nes dabar tai. Na kągi, kantrybės jums ir ačiū už pokalbį. Ačiū, dėkui. Kabelinė televizija šiandien vykdo apklausą, kokius nepatogumus sukelia uždarytas tiltas. Patogumus nėra man, я sodą turiu ir važiuoju namo. Su dviračiu dažniau matau, žiūriu, važiuojat ar peškom? Ta man biški sportą, biški. Čia žiūrėk, kokie von už pievos. O sakykit, tekdavo su automobiliu dabar važiuoti, kai uždarytas tiltas per aplinkelį? Su viešuoju transportu. Ну, gerai yra там, 7 километров, это разница большая есть. Kamščiai dideli irgi turbūt. Ну, а я машин не turiu, так man не важно. Gali minutę sutrukdyti. Teiraujamės žmonių, ar labai daug nepatogumų sukėlė tilto uždarimas? Man be mašinos jokių nesudarė nepatogumų. Pėstute su dviračiu? Pėstute. O aplinkeliu tenka važiuoti aplinkeliu? Tai su broliu, su draugais aplinkui. Ačiū Jums už pokalbį. Nėra už ką.